Sveiki visi! Ganėtinai anksti šiais metais prasidėjusių žieminių pasėlių javapjūtė skirtingose Lietuvos regionuose. Na žinoma, labai paprastai paaiškinimas: šiltas pavasaris, šiltos Velykos, labai šiltas birželis ir karščiai, ne birželio mėnesio pabaigoje ir Liepos pradžioje paspartino žieminių pasėlių brandą. Kai kuriuose Lietuvos regionuose javapjūtė net eina į pabaigą, nukulti visi žieminiai rapsai ir žieminių kviečių tik tai keliom dienelėm laukose ir beliko stovėti. Na, šiauriniai Lietuvos regionai savaitėlė ir pusantros darbo tikrai yra, bet jau pirmosius rezultatus turime, tos tokius konkrečius ir apčiuopiamus, daug pakankamai žieminio rapso jau yra išvežta ir priduota, tad ir tų vidurkių yra. Na, vakar ir šiandien daugelį Lietuvos regionų iškrito kritulių, kai kur mažiau, kitur daugiau, tad sakom ir mums pakankamai geras laikas atsipūsti, iššokti iš kombainų, pasitraukti nuo svarstyklių ir pasižiūrėti, kas darosi kitose Lietuvos laukose ir pasidalinti su jumis ne tik tai šiais metais pasiektais rezultatais, tačiau ir ateinančių savaičių darbais, kuriuos galime daryti ir ne tik galime, bet juos reikėtų pasidaryti tam, kad kitų metų derlius būtų ženkliai geresnis negu ateinančiais metais. Tad šiandieną iš ne visiškai įprastų augalų mums Lietuvos laukose dar viena dėmesys jūsų laukams laida. Liepos pradžia, žieminiai miežiai, pirmieji laukai, labai skirtingi vidurkiai, nuo 5, kai kurie iki 7,5 ar net 8 tonų. Tačiau jeigu nepavyko pagauti geros biržos kainos ir užsifiksuoti tada, kada motyvas buvo pakilęs, žieminių miežių matematika net ir kuliant 7 ar daugiau tonų nėra labai įspūdinga. Tad šių augalų Lietuvos laukose po šių metų manome, kad šiek tiek plotai pamažės. Žinoma, jeigu auginatės pašarui, visai kiti reikalai. Vėliau, žinoma, žieminiai rapsai, pirmieji laukai, kuriuos įvažiavom, tikrai labai baisiai nedžiugino. Žinoma, smėlynai, ankstyvos veislės, ten, kur mažiau kritulių, 2,5 tonos, pakankamai aukštas aliejus, 48 ir daugiau. Vėliau įvažiavome ir į tuos geruosius laukus, nuo kurių teko net atsimesti, nes buvo jie per žali, metėmės į ankstyvas žieminių kviečių veislės. Vidurkiai, dalis Lietuvos jau yra nukūlusi, ką mes matome mūsų partnerių laukose, net ten, kur patys prasčiausi rezultatai, kur buvo labai daug išmirkusių plotų, net 3 ir šiek tiek į viršų, patys geriausi rodikliai, kuriuos turime, bet ne tuos, ką rodo momentinis kombainų parodymas. Tai kai ūkio vidurkis perlipa 4,5 tonų, tai viskas šiais metais, kas virš 4, tai pasiplokite savo, manom, kad yra labai geri rodikliai, nes žieminių rapsų savikaina šiais metais nėra tokia didelė, viską darėme su saikumu, nors ir matydami tą potencialą, tačiau tiek atpigusios trąšų kainos, tiek tam tikrų augalų apsaugos produktų atpigimas neišpūtė tos žieminių rapsų savikainos ir tos 2,2, na ar kai kur 2,5 tonos yra visiškas nulis. Tad jeigu 4 ar daugiau, valio su tuo jūs ir sveikiname. Aliejus pakankamai neblogas, kai kur net ir 52, 49 krūva infoteko parodymų, kurie iš mūsų partnerių plaukia į visais įmanomais socialiniais tinklais ar kitomis ryšio priemonėmis. Ar kelia labai daug džiugesio, kai kurie laukai šiek tiek ir yra nuvylę. Manau, ne tik tai mes tą matome, tą girdime visoje Lietuvoje, kad ten, kur tikėtasi labai gerų rezultatų, per pusę, kai kur net ir per toną mažiau. Pagrindinės to priežastis, žinoma, kritulių trūkumas ir ligos. Sklerotinė, verticiliozė, tai tos pagrindinės problemos, ką mes matome šiais metais žieminiuose rapsuose. Ir būtent renkantys veislę visada sakome, kad pasižiūrėkite, kad turėtų veislę atsparumą sklerotiniai, verticiliozei. Niekam nepaslaptis, mes labai glaudžiai dirbame su pionierių selekcijos rapsais ir juos auginame Lietuvos laukose jau tikrai ne pirmus ir net ne 5 metus. Turime pakankamai nemažai praktikos ir kaip pasidalino vienais ar kitais rezultatais, kada iš atskirų laukų 5,5 ar net daugiau tonų birėjo, didesnė Lietuvos ūkininkų dalis sako nesąmonė, neįmanoma. Tai po tos laukus tikrai kvietėmės ūkininkus iš skirtingų regionų, kas norėjo pamatyti būtent kaip tie rapsai atrodo. Darėme lauko dienas ir dauguma ūkininkų atvažiavę pasižiūrėjo, sako, na jeigu čia 5 ar 6 tonų nebus, tai pas mane nebus nei 3. Tai tiesa, ten buvo tikrai pats geriausias laukas, kurį šiais metais matėme Lietuvoje. Tai yra 6 tonos įskaitinio, tai yra žinoma nedidelis laukas, 15 hektarų. Ūkio vidurkis, kuriame buvo tokie geri rezultatai, per 4,5 perlipo, valio, viskas labai gerai. Ką mes ir šiais metais rekomenduojame, tai 2 žieminių rapsų veislės, tai pionieriaus PT303, labai intensyvaus augimo aukštaūgis hibridas, kuris pavasarį nereguliuotas, ko mes dažniausiai ir nedarome, užaugo net iki 2,20 cm, bet ne tiek ūgis svarbus, o ankštorių sluoksnis, 80 cm ar didesnis, ir lėmė būtent net ir smulkesniem grūdam esant dėl tokios nepalankių sąlygų būtent brandos metu, kada tos sėklos stambėjo, tą labai aukštą derlingumą ir žinoma vienas iš naujausių
naujausių PT315 hibridų, kada ne tik tais atsparumai sklerotiniai ir kitam puokštai lygų, bet taip pat vienu balu geresnis žiemojimas. Ir dar ankštaro atsidarimo genas, tai yra pakankamai naujojo pionieriaus selekcijoje. Daug šiais metais šitų sėklų iškeliauja į Lietuvos laukus, daug jų bus labai pasėta, kaip ir visada praktiškai be jokios reklamos, pati geriausia reklama tai yra rezultatas savo arba kaimynų laukuose, pagal tai būtent ir yra pasirinkama. Tai žieminiai rapsai, jų derlingumai, nors ir nelabai, sakykime, tikrai toli labai gražu nuo rekordinių, bet tuose laukuose, kuriuose mes dėliojamės, toli gražu nenuostolingi. Gal šiek tiek pritrūko, bet viskas, kas yra apie 4 tonas, yra sveikintina. Ką reikėtų padaryti, kad ateinančiais metais tas rapsas būtų geresnis? Žinoma, dabar labai paprasta, Liepos pabaiga turime daug laiko, jeigu siejate striptilų, turite problemų su šliužais, vienareikšmiškai skutimas lėkštėmis tam, kad susidaiginti paberastis ir skutimas lėkštėmis būtent šliužų populiaciją pamažina tam, kad turėtume tankumus. Na ir šiaip, tam, kad susidaiginti tas paberas ir prasiskusti dirvožemį paviršių, net ir siejant striptilų. Ar tai būtų fokusas, ar tai būtų laumetrijos sėjamosios, ar tai bet koks kitas variantas, nėra blogai. Laiko turim. Jeigu iškris bent keli milimetrai kritulių, galite tos darbus važiuoti pasidaryti, nes jeigu nors sustabdo jūsų derliaus nuėmimą, tad žemės dirbimui 2 ar 5 mm lietaus tikrai didelės įtakos neturės. Tad dabartiniai momentai, nusikūlėm kviečius, važiuojam susiskusti, pirmą ruošiamės ten, kur bus žieminis rapsas. Ir tada, žinoma, dirviniai herbicidai vienareikšmiškai tiek pernai, užpernai, ir 5 metų patirtis pagal dabartinę dirvinių herbicidų kainą iš karto po sėjos 2-3, maksimum 2, ne 3 dienelės važiuojam su metazochloro ir klomozono mišiniu. Žinoma, kiek ir ko labai priklauso nuo dirvožemio ir jūsų piktžolių spektro. Pasigauna miglė, žliūgai ir visą kitą puokštę, jeigu reikia kažkokios pavasarinės korekcijos su korvetu tam, bet vis tiek matematiškai tai gaunasi ženkliai geriau. Tad pirminiai darbai, teisingas veislės pasirinkimas, teisingas žemės dirbimas ir sėjos gylis. Kokios normos, jeigu siejame su labai plačiais tarpueiliais, ne tempo ar maestro, tai 32-35 augalai kvadratinį metrą. Su fokusu mes dažniausiai siejame nuo 36 iki 45 priklausomai nuo dirvožemio kokybės, nesunkus priemuris, šiek tiek sėklas didinamės. Vis tiek siekiamybė yra 25 augalai pavasarį. Kokia žiema, tikrai to nežinome, tad pirminiai momentai, rapsų sėjos gylis, nepagilinkite, 1,5–2 cm apie sėją, tikrai dėsime laidą, kada ta sėja prasidės. Šiauriniuose Lietuvos regionuose planuojame startuoti rugpjūčio 3–5 dienomis su žemūgiais hibridais, o normalu nuo 8 iki 20 dienos Lietuvoje pasisėjus dažniausiai rezultatai būna patys geriausiai. Tad žieminis rapsas šiais metais Lietuvoje nieko stebuklingo, tačiau matematiškai mūsų partnerių laukose skaičiuojasi tikrai pakankamai neblogai. Žieminių kviečių rezultatai ženkliai optimistiškesni negu žieminių rapsų. Pradžia, žinoma, smėliai, lengvesnės dirvos, ten, kur kritulių mažiau, 5–6 tonos, nieko stebuklingo. Įvažiavus į geruosius laukus, ten, kur dirvožemio boniteto balas 45 ir į viršų, valio, skaičiai labai džiugina. Prasidėjo 7–8 atskiri laukai, 9, turime net tokių laukų, kur per 10,5 perlipo, viskas priklauso, kokie mitybiniai komponentai buvo naudoti ir kaip tai įtakojo jūsų derliaus nuėmimo brandą bei kokybę. Kokybė šiais metais Lietuvoje vienas iš pagrindinių klausimų, ar turime trečiokus, ar turime eksternius kainos be proto didelis žirklės, geriau toną mažiau ir ekstra negu trečia klasė. Jeigu kūlėte 7 tonas ir į viršų, tai tokie derlingumai panašus ir yra, jeigu pasižiūrėtume pietinį Lietuvos daly, per 7 greičiausiai ten, kur viskas daryta tvarkingai, mažiausiai visi į viršų, kai kur 8, kai kur net ir 9 tonas pavyks vidurkius įkabinti, viskas priklauso nuo sėjomainos ir kas buvo daryta. Kaip ir kiekvienais metais, tiek šiemet daug naujų technologijų, daug naujų idėjų, būtent kas kelia kokybinius parametrus, kokie purškimai. Daug rezultatų jau esame susirinkę, kada panaudojant tam tikrus preparatus, panaudojant didesnę normą kalio sulfato, naudojant išskyrus hormoninius preparatus, vėlyvinio lapo stadijose įtakoja labiau dar kokybinių parametrų pagerėjimą negu purškimą amidiniu azotu pieninės ar vaškinės brandos stadijose. Daug kur šiais metais tuos vėlyvesnius amidinio azoto purškimus net ir nuėmėme, nes laukose pakilus 32 laipsniams pagalvojame, kad ir taip degina tos kviečius, tai jeigu dar kažką tais paduosime per lapus, iš vis juos susvilinsime. Turbūt tai buvo ir ganėtinai geras sprendimas, nes ten, kur padarėme, derliaus branda paankstėjo 4–5 dienom ir kokybiniai parametrai visiškai nepakito. Tad visi tie dalykai, kuriuos šiais metais išmokome, vėl įgula į tam tikrą krepšelį, kažkurią dalį iš ko pritaikėmės ateinančiais metais.
Veislės, kurios šiais metais užstrigo, labai gerai byra Nida, labai neblogai byra Braitas. Kokybiniai parametrai apie veislės galime šnekėti daug, tačiau viskas priklauso nuo to, kiek azotinio tręšimo pas jūs buvo atiduota, kokie priešsėliai, ant kiek karšta buvo temperatūra ir sausra jūsų regionuose, nes ganėtinai nemažai yra ir užtrauktų varpų, ir užtrauktų grūdų. Ir būtent jeigu pamatuotume atskirai vienus ir kitus, matosi, kad vieni gražūs, stikliški, kur iš akies gali pasakyti, kad arti ekstros, kitas grūdas baltas varpoje, tai viskas priklauso, kurioj brandos vietoje jūsų laukus užtraukia tas atėjęs karštis. Tai labai skirtingi rezultatai. Manom, kad žieminių kviečių derliaus vidurkiai bus tikrai gerokai geresni Lietuvos mastu negu praėjusiais metais. Pietinė Lietuvoje pernai ir tai buvo gerai, šiemet labai neatsiliekam, bet iki tikslių rezultatų dar reikės luktelti 1,5 ar 2 savaitėlės, žinoma, apie juos pasidalinsime. Pašarinės veislės, ten, kur aprašymus ir parašyta, kad čia yra pašarinė veislė, tai taip ir yra, nesvarbu, ką ten darėme, mes taip pasijuokėm, kad kai kuriom veislėm, kurios Lietuvoje buvo augintos, net dar 2 klasių trūksta, kad iki normalių pašarinių daeitų, ten visiškai labai didelios finansinės racijos jų auginti nėra, nebent berėtų 11 ar 12 tonų, tačiau tų pagrindinių gamybinių veislių niekas ir neaplenkė. Skaginas, valio, kaip visada, kur azotas atitinkamai paduotas jam, parametrai pirma ar net ekstra. Nors ir labai bijo daug kas jo išgulimo, tačiau išmokome, kaip su juo reikėtų tvarkytis ir kada tos darbus reikėtų atlikti. Žieminiai kviečiai, daug daugiau optimizmo, o ten toliau pasiskirstimas, kokius būtent darbus atlikote savo laukose ir kokius kokybinius parametrus turėsite. Bet kuriuo atveju panašu, kad šiemet anksčiau baigsime javapjūtės darbus, jeigu tik tai gamta leis, turėsime gana nemažą langą pasiruošti ateinančių metų sėjai, tiesa tikrai ne per daugiausiai to laiko. Žieminius rapsus, kaip ir minėjau, startuosime nuo rugpjūčio 5 dienos skirtingose Lietuvos regionuose. Ką dėlėtų pasidaryti iki tol, atkreipkite dėmesį, kiek augalinių liekanų turite savo ant dirvožemio paviršiaus. Jeigu kulėte 8 tonas ir į viršų, tai mažiausiai 8,5 ar 9 tonos augalinių liekanų ant dirvožemio paviršiaus, su jomis dėlėtų susitvarkyti. Būtent ką dėlėtų daryti tam, kad jos greičiau skaidytųsi, kad greičiau mineralizuotųsi ir kad atiduotų tas ten likusias maisto medžiagas ir nekeltų problemų ateinančiai kultūrai. Kaip su jom susitvarkyti, visada pasitarkite su agronomais konsultantais, tam laiko šiais metais turime. Tikrai nebus tas momentas, kad tiesiai iš kombaino šoksime į sėjamąją tam pačiam lauke, tad pasinaudokime tuom, kad kuo greičiau atpalaiduotume augalinėse liekonose esamas maisto medžiagas, nes fosforo ir kalio tręšimo balansas daugelį Lietuvos ūkių pastarosius porą metų tikrai iškraipytas, žinoma labai paprastai dėl to, kad jos buvo brangios. Dabar jau jisai grįžta į tam tikrus ėjimus, kada vėl atstatinėjame, bet visada atminkite, jeigu kažką tai su fosforu ir kaliu mažinate vienais ar antrais metais, dažniausiai tą neigiamą poveikį pamatome tik tai 3 ar 4 metais. Dabar pagrindinis momentas, išnaudokime tą, ką turime, pasiruoškime laukus žieminių rapsų sėją, apie žieminių rapsų sėjos vingrybės, tada, kada jinai prasidės, kol kas gero oro, sėkmingai pabaigti javapjūtę ir kad vasarinės kultūros birėtų, bent nenustolingai jūsų laukose. Tad iki susitikimų pakankamai greitai.